Labą diena, esu Rolandas Rakutis, Nida Camp Basketball International stovyklos treneris. Šioje stovykloje darbuojuosi jau 3 metai iš eilės. Pradėjome stovyklą nuo 20 vaikų, pernai turėjome kažkur apie 140. Tai tikrai labai džiugu, kad šiemet turime apie 200 vaikų iš daugiau nei 10 užsienio šalių. Tai parodo, kad tikrai dirbam kryptingai, treneriai atiduoda tikrai daug širdies, įdeda į savo darbą. Tikrai puiku, kad šiemet elito stovykloje, būtent 4 sesijoje turėjome daug labai vaikų iš Lietuvos. Tai labai iš tikrųjų šaunu pasidalinti savo patirtim. Ir taip pat šioje stovykloje turėjome trenerių iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Ispanijos, Italijos. Taip pat vieni geriausių trenerių yra ir fizinio rengimo Mantas Masiulionis, kuris dirbo su U18 rinktinė Rusijos. Taigi tikrai kolektyvas trenerių suburtas stiprus ir jeigu vaikai grįžta vėlgi, tai kelinti metai iš eilės, tai parodo, kad dirbame kryptingai ir iš viso širdies. Ir šita stovykla yra ne tik vaikam, kaip tarpusavį su treneriais šnekam, bet ir treneriam. Treneriai taip pat gali dalintis savo patirtim, žiniom ir mums taip pat yra didžiulė nauda.